Elektros vagystė toliau tęsiasi. Įtampa didelė. Šaldytuvas yra išsijungęs. Ir dabar žiūrėkim, ką Tamušauskas dėl pareiškimo tyrimų. Rašoma, kiek pareiškimų, kiek prašymų buvau pateikusi. Suprantas mano susirūpimą dėl situacijos, tai nenatalu ir sunkiau gali kilti sunkumų rasti sprendimo būdų. Tokiu metu labai svarbu, kad gautumėte reikalingą emocinį palaikymą į paramą, bent jau kol sudėtingas išsispręs ir taip ir kad taps aiškesnė. Pagalbos tokiu galima kreiptis artimą žmogų, šeimos gydytoją, Vilties telefono numeriu. Pažiūrėkit, kaip tyčiojasi Tamušauskas. Mindaugas Tamušauskas, kaip tyčiojasi. Kreipkitės pas gydytoją. Taip, gal dar naujoką būtų mums nurodęs, kad būtent pas naujoką, kuris kliedesius pripažino tam, kad Badauskų vagystė, įsilaužimus į namus, elektros vagystė, internetinius, kibernetinius nusikaltimus padengė mano kliedesiais. Nors daugiau nei 11 medikų paneigė šį atsakymą. Vienintelis tik tai naujokas ir jo kolegė te mato kliedesius. Sąskaitos, įrašai, video įrašai, jiems yra kliedesiai. Badauskienės pokalbis su dukra yra kliedesiai. Policija visiškai ignoravo išsaugotus įrašus. Ir tiesiog akivaizdžiai kaip tyčiojasi. Pažiūrėkit, kaip tyčiojasi Tamušauskas. Labai dėkoju, kad kreipėsi, vienu žodžiu, kaip toliau Badauskai vogė, taip toliau ir vogs ir mes nieko nedarysim, dėl to, kad teismas jau nusprendė, kad aš esu kliedinti, kad aš apšmeižiau Badauskus ir jie gali toliau laisvai vogti elektrą, įsilaužti namus, nunuodyti šunį. Nors Alinas Sausgirė pripažino, kad įvykdytas nusikaltimas tik nenustatytas asmuo, bet tai yra kliedesiai, Tamušauskai. Gal jums reikėtų pas psichiatrą kreiptis, jūs maniakus dangstote. Prasidėjo šaldytuvas įsijungė. Tik įsijungė šaldytuvas jau 30 vatų. 44 vatai. Įtampa dar didėja. 284, 285. Badauskai pilnai valdo mūsų laidą. Visa trifazė, dėl to pas mus viskas ir dega. Jie visiškai kontroliuoja apkrovas, visom trim fazėm jie įjungia apkrovas, savo bitkoinų kriptovaliutos įrenginius ir namus šildo. 28 amperai, 44 vatai. Taip, Tamušauskai. Noriu, kad visa Lietuva sužinotų, kaip jūs nusikaltėlius ginat. Ir dar rekomenduojat man kreiptis į Viltį. Vilties liniją. Tokiu numeriu. Emocinė pagalba telefonu. Tamušauskai, man rodos, greitai pačiam reikės emocinės pagalbos telefono. Nes tikrai pasieksiu, kad jūs su Badauskų klanu grupuotė sėstumėte į kalėjimą. Su šitais laiškais, su visu šito pasityčiojimu, piknaudžiavimu, tarnybinė padėtimi, ignoravimu, šuns nunuodimai, įsilaužimai į namus, kibernetinės atakos, telefono sąskaitos, skambučiai į Latviją, žaidimų atsiuntimai, įrašai pokalbių, viskas tebėra. Kiek tu besityčiosi, aš pažiūrėsiu, kiek ilgai Tamušauskai tu tyčiosies. Ir kam prireiks Vilties pagalbos ir daktarų pagalbos, Tamušauskai. Aš esu visiškai sveikas žmogus ir ar pažymas, kad aš esu absoliučiai sveikas žmogus iš visų pusių. Kad ir kaip jūs bandėt suklastoti bylą, suklastoti mano ligos istoriją. Aš esu, o kur Badauskai yra psichiškai nesveiki asmenys, nes įsilaužia ir vagia, padeginėja, papirkinėja policijos pareigūnus, ką ir matom, Mindaugai Tamušauskai, kiek pinigų į tavo sąskaitą pakliuvo,
jeigu tu rašai šitokius dalykus. Niekas net nepradės ir niekas jau klausimas išspręstas. Mane padarė baudžiamasis kodeksas, šmeižtas. Aš šmeižiu Badauskus, aš šmeižiu dėl to, kad jie nužudė mano šunį. Aš šmeižiu dėl to, kad jie iš manęs vagė elektrą ir pagauti. Ir dar Badauskai neišdrįstų parašyti žinutę, kuri taip pat išsaugota. Tu baigi išjunginėti elektrą, nes mums šviesa dingsta. Tamušauskai. Patį faktą tu ignoruoji. Ir tu tyčiai sakydamas, kad nėra naujų faktų. Tu net laido netkasiai. Tu piršto antspaudų nepaėmei. Tu šuns net nenuvežė į laboratoriją. Pasižiūrėti, kodėl putos iš burnos vabalo išėjo. Nunuodyto maisto. Tu defekto aktą ignoruoji, Badauskai, kai apipylė šilumos katilą su vandeniu. Tu ignoruoji tai, kad pasijungi į internetinį laidą, išdraskė grindis plintusą. Gal pas tavęs elektra yra 285 voltai ir trifazė elektra. Pažiūrėsim, kam prireiks vilties linijos, Tamušauskai.